Sveiki kino mylėtojai, nekantraudama pristatau šviežiausias ir aktualiausias nacionalinio kino naujienas. Mūsų kino gerbėjų mintis ir laisvalaikis pastaruoju metu yra skirtas tarptautiniam Vilniaus kino festivaliui Kino pavasaris. O kaipgi kitaip, juk tai yra didžiausias kino festivalis Lietuvoje, kuris kasmet į kino sales sukviečia skirtingus autorius iš įvairių šalių. Šiemet festivalyje kaip niekad apstu lietuviškų filmų premjerų, o viso festivalio metu bus parodytos net 42 pilnametražės ir trumpametražės kino juostos. Kadangi turime labai daug lietuviško kino kūrėjų ir ko gero neužtektų net kelių kino gido laidų jiems pristatyti, šiandien kviečiu susipažinti su 3 labai skirtingų kino juostų režisieriais. Yra daug filmų apie gamtą, kaip tokių, bet dar niekas nėra padaręs filmų apie ežerų dugnus Lietuvoje. Tai mums su Irma pasirodė šitą temą labai vaisinga. O kaip tik atsirado ir Andrius, prodiuseris, kuris ir inicijavo visų pirma šitą filmą. Tai, manau, čia toksai bendradarbiavimas ir kažko naujo atskleidimas, ko dar niekas nematė. Idėja buvo po vandeniu metų laikų nesimato, bet pati struktūra yra pagal metų laikus. Aš nežinau, ar tai labai matosi ekrane, bet tą galinę mintį mes turėjom tokią per metų laikus, per žmonės, atskleisti, kas darosi ten apačioje. Šiaip specifika, tokia, šiuo atveju man buvo labai neįprasta, dėl to, kad iš tiesų, pirmiausia, mes turėjom bendrauti su narais. Ir man tas buvo labai įdomu, nes iš tiesų labai mažai kas, negi iš tų pačių narų, nelabai daug narų gali panerti tokį gylį kaip 40, sakykime, metrų. Tiesiog fiziškai ir dėl to, kaip pasakyti, čia yra galimybė, sakykime, šiuo atveju pamatyti iš tiesų, kas yra, bet tiesiog čia pat šalia mūsų, ar ne? Nes gal mes ten nuvažiuojam prie to paties ežero vasarą ir maudomės ir mes net įsivaizduojame, kad ten apačioje yra kažkokie tokie gamtos stebuklai. Čia buvo, kaip ir pagrindinis tikslas, bet mes vis tiek pasiėmėm tos žmonės, bet kaip sakiau, vien dėl to, kad jie yra tie entuziastai, mums norėjosi kažkaip ir per jų tą santykį su tomis vietomis, su tais ežerais, kažką tai irgi, kaip pasakyti, parodyti ir pačiom sužinoti. Ir tai, kad šiek tiek, kaip pasakyti, tas jų pasakojimas šiek tiek įrėmina visus tos vaizdus, nes kitaip tai tiesiog būtų toksai, galbūt išsisinis tiesiog vaizdų srautas, kuris, aišku, irgi tam tikram turbūt kontekste jisai būtų labai įdomu, manau, ir galėtų būti labai gerai, kai galbūt priemamas, suprantamas, žiūrimas, bet nebebūtų kaip ir filmo, galbūt sustruktūrinti būtų kur kas sudėtingiau tai į tą filmo formą kažkokią tai suvesti, bet tų dalyvių, sakykime, tų žmonių, kurie kažką pasako apie tas vietas. Iš tiesų buvo labai baisu, pačiu pradžiu galvom, kaip čia žmonės reaguos. Ir šiaip pirmas blynas toks rimtesnis, tikrai rimtesnis. Ir taip gavosi, kad nuėjom į vieną salę, ten prasižiūrėjom, tai prasidėjo toks šurmuliukas, prasidėjo juokai visokie ir supratom, kad lyg tai publika eina paskui filmą. Ir po to premjeravomės ir irgi lyg tai džiugiai viskas tas praėjo. Bet aišku, iš tiesų laukiam dar kritikos nuomonės oficialios. Aš turiu seserį, kuri yra 3 metais jaunesnė. Ir iš vaikystės pas mus yra tokia tradicija, kad aš seseriai sekdavau pasakas naktimis. Ir man rodo, tos pasakos kažkur viduj manyje ir liko per tą gyvenimo periodą. Ir kažkada mes su Erniu nusprendėm prieš 15 metų, kad norim kurti savo kiną. Ir perskaitėm laikraščiuose istorijas apie vaikus, kurie yra palikti tėvų, kurie rašo laiškus savo tėvams, kurie yra emigravę, kad mamytė atvažiuok manęs pasiimti, aš tau netrukdysiu, ten susiriesiu kampelį, kurios buvo labai širdį draskančios. Ir kažkaip tada pagalvojom, kad pasakos galėtų būti sujungtos su vaiko skausmu. Ir dažniausiai, kai vaikui skauda, jisai įeina į savo fantazijų pasaulį. Tai taip ir užgimė ta pirmykštė idėja. Norėjusi papasakoti apie vaiką, norėjusi sukurti tokį filmą, po kurio kiekvienam žmogui norėtųsi apkabinti savo artimą, norėtųsi paskambinti savo vaikui, tai kalbėti apie meilę per vaiką. Iš principo, kuo mes labai džiaugiamės, tai kad ta idėja patikėjo mūsų stipri komanda, patikėjo aktoriai, patikėjo nemaža dalis rėmėjų, nes filmas nebuvo paremtas
valstybės. Tai yra filmas padarytas tik privačiomis lėšomis. Taip pat jisai surinko Kickstarterio platformoje $12,000 ir tai yra geriausias rezultatas kol kas Lietuvoje. Tai labai džiaugiamės, nes labai dalis žmonių tikėjo šitų filmų, netgi jo nematė, o tik tai išgirdė idėją arba po to vėliau perskaitė scenarių. Tai dabar kažkaip tikimės, kad ir žiūrovai patikės. Iš tiesų, tai, kad kažkas patikė, ypač kinu, kuris tik dabar, man atrodo, iš vis Lietuvoje atgimsta. Tai yra labai labai gerai ir duok Dieve, kad mes būsim viena iš, tarsi dalis to viso judėjimo Lietuvoje ir nuo to tik kursis kinas. Procesas buvo daug iššaukiantis ir daug davė mums patiems. Ta prasme, daug davė džiaugsmo, daug davė laimės, tikėjimo ir galų gale mes čia finišo tiesioji ir dabar jau viskas baigėsi. Labai paprasta, kodėl eksperimentinis kinas, tai visiška laisvė su pirma. Kai esi jaunas žmogus ir tau norisi laisvės, tai tu gali daryti, ką tu nori. Ir tau jokių įsipareigojimų neatsiranda šitoje vietoje. Ir aš 2012 savanoriavau kino pavasarį. Ir tais metais vienas iš Rusijos režisierių, Kostomarovas, parodė savo filmą «Я тебя люблю». Ir tokiu pačiu principu aš susižavėjau iš tikrųjų to, kad kaip aktorius patampa objektu ir aktorius tampa operatorium tuo pat metu. Ir labai įsimylėjau istoriją, būtent tą įsimylėjimo istoriją. Pradžioje pačio filmo esmė buvo tai, kad aš norėjau daryti apie merginą, kuri ieškosi antros pusės internetu. Ir galiausiai atsišaukė Justina. Ir viso to pasekoje ir jinai pradėjo vesti savo video dienoraštį. Sakau, Juste, vesk dienoraštį ir jinai vedė. Ir mes vieną dieną su jai išsikalbėjom ir atradom, kad nereikia jokio interneto, nereikia jokios paieškos. Jinai turėjo tą žmogų, kuris susitiko 3 dienas, turėjo abipusę simpatiją, susipažino su jo bare. Ir tas draugas yra mano draugas. Ir sakau, va čia atsiranda tokia, žinai, va čia eksperimentas. O jei jie susitiks, o jeigu jie dar kartą susitiks, ar bus ta simpatija. Ir įdaviau Valdemarui, taip atsirado Valdemaras, įdaviau kamerą Valdemarui ir jie pradėjo filmuoti patys save. 9 mėnesius jie filmavo ir 3 mėnesius aš montavau filmą. Tai buvo daug klausimų, ko galima, ko negalima ir aišku, susilaukiu įvairių replikų tą filmą, tai galima aišku pavadinti kiču, bet aš tai daugiau pavadinčiau tai savirefleksija kiekvienam, kai tu pamatai pat save gulinti ar prie cigaretės rūkanti ir galvojanti, kad aš dabar jau čia filosofiškai pagalvosiu ir aš tikrai esu tas vienintelis. O iš moteriškosios pusės, taip, moteris ir kinas, ar ne? Tai visos mes ieškom tos antros pusės ir toj vietoj mes bejėgės. Tai jo, toks mano eksperimentinis kinas. Bendrauti su žmonėm, džiaugtis jais, džiaugtis gyvenimu ir juoktis iš jo. Tikrai to žodžio prasme, džiaugtis ir juoktis patys jiems iš savęs. Čia didžiausias eksperimentas. Jau kitą savaitę, balandžio 1 dieną kino pavasario organizuojamame kino industrijos renginyje bus atidarytas Vilniaus kino klasteris. Tai moderni pasaulinio lygio kino ir televizijos studija. Su šia džiugia naujiena atsisveikiname su jumis ir linkime gražios likusios savaitės.